Tunelio skerspjūvį ribojantis kraštas yra parabolės formos. Gerai, pirmas sakinys, neskaitom toliau, pirmiausia pagalvojom apie ką čia yra kalbama. Nes žinau, kad daugiausiai mano mokinių, kurie mokinasi, daro visokius tekstinius uždavinius, tai baisiai jų nekenčia, nes tiesiog nepagauna, kas yra, bet tuos uždavinius tiesiog turi išsitardyti, turi viską išsiaiškinti iš esmės. Dabar tunelio skerspjūvį ribojantis kraštas yra parabolės formos. Reiškia, čia yra kažkoks tai tunelis, čia jis tokios yra formos, ir mes jį paimam ir perpjaunam su peiliu, ir visas šitas tunelio, kaip pasakyti, ta anga, jinai mums yra pateikta. Tokia dvimatė, ne trimatė, bet dabar dvimatės vaizdas. Ir čia tas tunelis, sakykime, yra jo sienelė. Tai ta sienelė, jinai, kaip pasakyti, ją galima būtų išsireikšti kažkokia tai formulė, kažkokia tai funkcija. Aš taip užrašau, nes tuoj pakalbėsim, kodėl taip yra. Čia matau, jau bus turbūt parašyta, bet ok. Viskas, čia daugiau nežiūrėsim, nes viską supratom. Šios parabolės lygtis pasirinktoje koordinačių sistemoje, žiūrėti brėžinį, yra tokia. Tai ta vadinasi funkcija yra minus x kvadratu padalinti iš 20 pridėti 80. Y yra aukštis, x yra atstumas nuo centrinės linijos. Čia viskas turbūt aišku yra. Nebežiūrėsim. Dabar decimetrai sutampa. Irgi nieko keisti nereikia, važiuojam toliau. Vienetinės atkarpos ilgis pasirinktoje koordinačių sistemoje lygus 1 decimetrui. Čia tiesiog pasakė šitas sakinys, kad čia viskas yra matuojama decimetrais. Nežinau, kam čia taip reikėjo, bet nežinau, ar čia kažkoks tai nežinau, aš tai nekreipčiau apskritai čia dėmesio, nes čia jau buvo pasakyta, kad decimetrais ir decimetrais. Nežinau, esu šiek tiek susikonfuzinus. Toliau skaitam. 67,2 decimetrai aukštyje nuo žemės. Reiškia šitame atstume, kur yra D. Aš gal užsirašysiu iš karto, kad čia yra 67,2. Lygiai grečiai tunelio pagrindui EF. Čia viskas lygiai grečiai, vadinasi šita. Taškuose BC tvirtinta plieninė sija. Tai lygiai grečiai reiškia, kad čia 90 ir čia 90 laipsnių kampas. Sako, koks yra didžiausias tunelio aukštis OA metrais. Čia labai lengvas klausimas, nes didžiausias tunelio aukštis yra šiame taške. Pabandom pasakyti, kokios yra A taško koordinatės. Mes X labai konkrečiai žinome. Jis yra lygus 0. Y to aukštį mes kaip ir nelabai žinom, taip? Dabar, o kaip jį sužinot? Nieko nereikia beveik daryti. Visa informacija yra funkcijos lygtyje. Jeigu sako, kad Y lygu šitai visai bla bla bla, tai mes į tą bla 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 turime įsistatyti X, kurį mes turim. Nes funkcijos tai ir padaro. Jeigu mes vieną žinom, tai mes galime įsistatyti lygtį ir taip gauti kitą, nes čia yra visą laiką lygybė. Visą laiką jie vienas nuo kito, sakykime, priklauso. Tai mes dabar ir padarysim. Vadinasi, aš gražiai parašysiu, kad Y lygu minus x kvadratu padaliname viską iš 20 ir pridedame 80. Dabar Y aš nežinau, tačiau aš žinau, kad mano x yra lygus 0. Todėl vietoj x šito aš įdėsiu 0. Tai čia nėra ką daryti. Tiesiog pratęsiu. Čia iš viso gaunasi 0. 0 dalink iš bet ko visi gausi 0. Tai kas gaunasi 0 plus 80? Tai 80. Viskas. Atsakymas, kad aukštis metrais bus 80. Metrais. Metrais šiandien gavome. Betgi gavom tai ne metrais, nes čia viskas buvo decimetrais parašyta. Tai čia yra 80 decimetrų,
o 80 decimetrų, 1 decimetras yra lygtais 10 centimetrų. Tai 80 decimetrų būtų 800 centimetrų, o tai sudaro 8 metrus. Pas mane smegenys truputėlį kitaip veikia, aš baisiai nemėgstu tų nestandartinių matavimų vienetų, tai man reikia sugrįžti į logiką ir tada aš taip gaunu. Atsakymas pagal viską turėtų būti 8 metrai. Aš greitai pasižiūriu, ar tikrai toks. Tai 23.1. 23.1. Taip, visiškai teisingai. 8 metrai. Viskas, čia gavom, tikiuosi viskas aišku. Toliau sako, koks tunelio plotis EF metrais. Plotis reiškia va šitoje vietoje metrais. Dabar įsivaizduojam, kad čia yra kažkoks x, čia toks pats x turėtų būti tik minusinis, bet atstumas tai visą laiką teigiamas. Tai sakykime, kai skaičiuosim atstumus, aš juos dedu į modulį, tai mes sakysim minus x plus tiesiog x. Nu, aš čia tai parašiau labai jau čia gražiai, per daug net tvarkingai sakyčiau. Ištrinu lauk šitą dabar informaciją. Dabar, ką čia reikia daryti? Taigi lygiai taip pat, kaip mes žinojom, kaip apskaičiuoti, kaip surasti koordinatę to, va, tarkim, A taško, aš truputį ištrinsiu, nes man patinka, kaip būna tvarkinga. Tai va šitame taške mes F koordinatę turim kokią aiškę? Tik Y šiuo atveju, kuris lygus 0. X mes čia nežinom. Dabar kitoje pusėje bus lygiai taip pat, kažkoks bus x ir vėlgi 0 y. Bet čia mums tiesiog tai reikia, žinokit, vieną šitą x gaut ir tiesiog, kai mes jį turėsim, tai mes jį padauginsim iš 2, nes tada tas atstumas jisai tiesiog pasidvigubins. Koks čia atstumas, toks ir čia atstumas. Tai dabar, jeigu mes žinom funkcijos lygtį, kad y lygu minus x kvadratu padalinti iš 20 pridėti 80, tai mes vietoj x nieko negalim įsistatyti, bet vietoj y mes galim įsistatyti 0. Tai aš rašau 0 lygu minus x kvadratu padalinti iš 20 pridėti 80. Ir noriu kažkur tvarkingiau visą šitą dalyką užsirašyti, tai nuo ko reikėtų pradėti? Aš tai pradėčiau nuo to, kad turim nepilną kvadratinę lygtį, tai va turim tik kvadratinį x, daugiau x nebeturim, tai vadinasi mes turim a koeficientą ir c koeficientą. Jeigu kažkas nežino, apie ką aš čia kalbu, parašykit, kad jeigu norėtumėte išsiaiškinti, kodėl aš šitaip pat pažinėjau. Bet žodžiu, kai mes žinom, kad čia nepilna kvadratinė lygtis, tai žinom, kad būtų gerai persikelti paprastą tą c koeficientą pas 0. Tai aš taip ir padarysiu, tik atsimenam, kad kai keliam skaičius į kitą pusę būtinai pasikeičia ženklas. Tai jeigu čia buvo plus 80, tai ten bus jau minus. Toliau pratęsim. Dabar, kai turim tokį dalyką minusas ir minusas, galim žaisti šituos žaidimus, kad dauginam abi lygties pusės iš -1, bet nereikia gaišti laiko, jeigu jūs taip pamatot, kad atsitinka. Ir aišku, nebijo daryti klaidų, nes čia, kaip pasakyti, taip darykit, jeigu tikrai jaučiatės, kaip pasakyti, komfortiškai su tais ženklais, jeigu ne, tada darykit pažingsniui. Tai viskas, susipliusavo tie ženklai, aš tos pliusiukus netgi ir ištrinu. Dabar matom, kad prie to x kvadrato yra prilipęs 20 per dalybą. Tai dalybą mes naikiname atvirkštiniu veiksmu, daugybę. Tai dabar 2 × 8 yra 16, 2 nuliai užsideda, jeigu taip dauginam, o jeigu taip dauginam, tai tiesiog mes turim x kvadratu. Viskas, traukiam šaknį, nes tai yra priešingas veiksmas kvadratui, kėlimui kvadratu ir gaunasi 40, jo. Tai mes dabar gavom 40 yra šita vieta, šitas atstumas, bet visas atstumas bus 40 kart 2. Ir galiu netgi parašyti, kad EF yra lygų 40 kart 2 ir tai yra 80. Dabar aš čia kažką pajudinau. Ai, ne, viskas gerai. Tai tik tais reikės metrais vėlgi parašyti. Tai EF šiuo atveju yra 80 decimetrų ir mes jau aiškinomės prieš tai, kad tai yra tas pats, kas 8 metrai. Tai vėl atsakymas turėtų būti 8 metrai.
Taip, toks atsakymas ir yra. Judam toliau. 23.3. Apskaičiuokite prie linijos sijos BC ilgį metrais. Nu tai BC vadinasi, va šitą mes ilgį vėl dabar skaičiuosime. Kas ten buvo pasakyta? Ai, nu tai vėl, dabar jeigu aukštis yra 67,2 decimetro, truputėlį pratrinsiu nereikalingą informaciją. Vat šitas, sakykim, atstumas yra 67,2 decimetrai, parašau dar. Nu tai ką mes žinome? Žinom šito ir šito taško Y koordinatę. Juk Y tai sutampa su šituo aukščiu. Tai čia yra 67,2. Nu ir čia užrašysiu, kad irgi kažkoks, sakykime, vienas x, čia antras x. Ir vis tiek Y yra toks pats. Dabar čia ko prašė? Ilgio. Mes vėl neskaičiuosim čia atskirai tos lygties, mes tiesiog padauginsim iš dviejų, nes mes čia turim nepilną kvadratinę lygtį. Viskas. Tai dabar mes turime tą lygtį, jinai čia matosi, y lygu minus x kvadratu padalinti iš 20, pridėti 80, mes šiuo metu turime y. Tai vietoj šito y mes įrašom 67,2 lygu, visą kitą perrašau. Dabar šitą 80 aš keliu pas 67,2 su minuso ženklu. Nu, aš noriu skubėti, bet kad visi suprastų, tai rašau tada gražiai. Viską dalinam iš 20, dabar reikėtų iš 67,2 atimti 80. Gaunasi minus 12,8. Čia gauname vėl tą patį, nieko nekeičiam. Kvadratu padalinti iš 20. Dabar viską reikėtų padauginti iš 20. Nu gerai. Kaip ir sakiau, jeigu turime čia minusą. Gerai, aš dabar matau progą apie ką pakalbėti, jeigu tiesiog matau vieną vietą, kurią galiu, kaip pasakyti, tokį hintą duosiu. Dabar jeigu mes, sakykime, daliname neigiamą skaičių iš teigiamo arba atvirkščiai teigiamą iš neigiamo, mesgi visą laiką gaunam bendrą atsakymą minusą. Tai va daug kas klausia manęs, tai kaip čia daryti, kuo čia skiriasi, pavyzdžiui, kai tai parašyta, sakykime, paimkim pavyzdį tokį, kai parašyta, gal ne taip, a iš minus b, ir atskirai parašyta. Tai kuo čia skiriasi? Niekuo. Paaiškinsiu kodėl. Ar tu taip dalinsi, vis tiek atsakymas bus tas pats. Minus vienas. Ir apskritai, čia yra kas parašyta, tai yra identiška šitam užrašui. Kodėl? Nes minus a trupmena reiškia dalybos ženklą, yra tas pats, kas minus a padalinta iš b. Tai čia vis tiek atsakymas gaunasi minus a padalinta iš b. Čia taip jau aiškiau negali būti. Tai tai tiesiog, jeigu čia yra tas minusas, tai aš jį galiu kažkaip čia nusibraukti ir netgi čia parašyti, bet jeigu aš čia ir čia turiu minusą, tai čia tas pats, man galiu viską susipliusuoti ir viskas išeina savais keliais. Dabar mums beliko, jeigu mes čia turim tuos pliusus. Ok. Čia atsiranda tokie dalykėliai, kurie man neišsitrina ir aš nežinau, ką daryti. Tiesiog paliksiu. Ok, žodžiu, nežinau, ką daryti. Čia turėtų būti vienas brūkšnys. Tai dabar belieka viską padauginti iš 20. Kodėl? Dėl to, kad šalia x yra prisikabinęs 20 per dalybą, o mes naikiname dalybą per daugybą. Tai dabar 12,8 reikia padauginti iš 20. Gaunasi 256, gaunasi x kvadratu. Vėl traukiam šaknį, nes tai yra priešingas veiksmas kėlimui kvadratu. Ir 256 šaknis yra 16. Čia mintinai galime žinoti šitą dalyką. Šiaip gauname, kai traukiame šaknį iš kvadrato, dvi reikšmės. Bet šitą mums ar tinka neigiama? Netinka. Kodėl netinka? Loginė prasme netinka, mesgi negalim gauti neigiamo atstumo. Tai dabar žinome, kad čia yra 16 ir čia yra 16, nes atstumas yra tas pats. 16 plus 16 yra 32.
berods. 302, nu aš vėl gavau decimetrais, nelabai gerai. Tai čia bus kiek? 3,2 metro? Taip ir yra. 3,2 metro. Viskas. Tikiuosi, kad pamoka buvo naudinga. Jeigu turi kitų uždavinių, kurių sprendimus norėtum sužinoti, būtinai parašyk man. Aš pabandysiu nufilmuoti video ir pasidalinsiu juo ne tik su tavimi, bet ir su visa bendruomenė. Taip tu padėsi man ir mūsų bendruomeniai augti reikiamą kryptimi. Jeigu pamokos neužteko ir norėtum individualaus dėmesio, kviečiu tave užsiregistruoti per Calendly platformą į individualią pamoką. Iki greito.